Sveiki visi, dar kartelį užsukę į šį jūsų kanalą. Mano vardas yra Beata ir tikiuosi, kad jau esate užsiprenumeravę šį kanalą, o jeigu ne, tai labai kviečiu tai padaryti kuo greičiau, pasižiūrėti ankstesnius video ir taip pat, žinoma, užsiprenumeruoti šį kanalą tam, kad nepraleistumėte nei vieno ateinančio video, taip sakant, kito video, kurį įkelsiu. Ir šį kartą filmuoju jau Liepos mėnesio pirkinių video, kurį aš taip nujaučiu, kad man teks dalinti į dvi dalis. Ir tai bus labiau gal ne pirkinių, o paketų atidarimo video, nes po praktiškai beveik 2,5, galėtume sakyti, beveik 3 mėnesių man pradėjau gauti tam tikrus siuntinius, kuriuos, užsakymus buvau padariusi turbūt balandžio mėnesio antroje pusėje. Tai, žodžiu, paštas dirba labai efektyviai, kabutėse. Tai, žodžiu, jeigu jums įdomu pasižiūrėti, turiu keletą pirkinukų taip pat, kuriuos, daiktus, kuriuos įsigijau ir parduotuvėje, čia Walmart'e, pavyzdžiui, bet daugiau bus siuntiniai turbūt. Tai jeigu jums įdomu pasižiūrėti, kągi aš noriu jums parodyti šį kartą, tai likite žiūrėti šį filmuką, pasiruoškite, nežinau, kavos, arbatos, stiklinę vandens, pieno, sulčių ar panašiai, kokį nors užkandį ir laukiu jūsų čia. Taigi, Liepos mėnuo jau pasibaigė, mes esame kaip ir antroje metų pusėje ir jau artėjame, nors taip neatrodo, bet artėjame prie Kalėdų naujųjų metų ir turbūt jau milijoną kartų čia girdėti, sakant youtuberės ir youtuberius, kad neįtikėtina, kad jau praėjo 7 mėnesiai šiuo atveju, bet ką padarysi, kai esi mažas, tai kažkaip laikas slenka labai lėtai vėžlio žingsniu, o kai jau esi suaugęs, tai lekia kaip, nežinau, kaip žuvėdra. Tai pradėsiu gal nuo mažiau tokių emocingų dalykų, tai yra pirkiniai iš Walmart'o ir iš Bellissima parduotuvės. Pradėsiu nuo Bellissima parduotuvės ir nusipirkau joje šitą šešėlių pagrindą iš Milani, nes jau manasis pasibaigė, numeris 01 Nude. Ant ekrano jums palikinėsiu apytikslės kainas eurais, bus daug greičiau. Ir taip pat įsigijau 2 lakus, vieną iš firmos Lure, galiau, kaip sakant, neprisirašiau, bet taip jau, sakykim, gerai, suteiksiu šansą. Tai turėjo 50% nuolaidą, bent jau šita spalva, tokia raudona su sidabriniais blizgučiais, numeris LNC 603 ir kitas iš Lea Colors, toks gelinio tipo, sakykime. Buvau girdėjusi labai daug atsiliepimų, šitas vadinasi Stunner. Ir spalva labai graži, bet iš tiesų mane nuvylė, man laikė gal tik 2 dienas. Tai buvau girdėjus, kad laiko vos net 7, nežinau, gal dar kada įsigysiu, man sakė, kitoje parduotuvėje yra pigesni šitie lakai, gal kada įsigysiu dar kokį 1 ar 2 pasižiūrėti, ar čia buvo tik tai šito lako problema, ar tiesiog man jie, neveikia. Kitas įsigytas produktas čia iš Walmart'o, tai iš Equate firmos šitie skustuvėliai, taip sakant, antankiams, šitie yra mano mėgstamiausiais, už pačią prieinamiausią kainą, esu išbandžiusi, kurie kainuoja 2 daugiau ir man tikrai nepatinka, tai įsigijau net 2, kad, kaip sakant, nepritrūkčiau. Ir taip pat įsigijau šitą blakstienų tušą iš Maybelline, nežinau, ar jį jau parduoda Lietuvoje, dažniausiai kažkaip į Lietuvą Maybelline ir L'Oreal visi produktai nukeliauja greičiau negu čia, nors mes čia esam arčiau Jungtinių valstybių, bet nesmė. Vadinasi, The Colossal Indestructible, turbūt angliškai turėtų būti, nes čia rašo ispaniškai. Ir kad suteikia apimties ir pakelia blakstienas, taip sakant, ir atsparus vandeniui, šepetėlis yra štai toks. Aš naudoju paprastą The Colossal, tai nežinau, išbandysime šitą, pasižiūrėsim, gal jums kokią apžvalgą nufilmuosiu kažkada ateityje, nes dabar dar kol kas neatidariu, žinoma, šito produkto. Taip pat nusipirkau šitą skustuvą, aš jau jį atidariau, žinoma, nes būna įvyniotos labai gražiai, su 2 galvutėmis. Iš tiesų nusipirkau su ta kojelė, taip sakant, dėl to, kad praktiškai kaina gal 15 pesų tiksliai skiriasi, tai, žinoma, kitą kartą jau nepirksiu gal su ta kojelė, nes, ką man reikia 20 kojelių, bet, sakau, iš esmės nėra skirtumo, tai, žodžiu, nusipirkau šitą iš Venus Breeze, nėra mano mėgstamiausias, bet veikia neblogai, sakykim, ir, žinoma,
negali man pritrūkti dezodoranto, šį kartą įsirinkau šitą iš Rexonos irgi, bet jau nebuvau šito bandžiusi, Motion Sense, tai kai jį atidarysiu, išbandysiu, pasižiūrėsim, ar man patiks. Kitas pirkinys dovana prieš pereinant prie siuntinių, tai buvo šitie batai, espadrilės, man atrodo, lietuviškai vadinasi. Juos mano vyras susisakė internetu iš kito čia esančio miesto. Jis apsėstas tų batų ir aš taip pat, nes jie tokie žiauriai patogus. Aš numanau, kad Lietuvoje galbūt kažkur galima gauti. Ir jis užsakė 2 poras ir viena iš tų porų buvo šitie balti batai, taip sakant, ne, šitos baltas espadrilės. Ir, žodžiu, medžiaga yra kitokia, nes aš turiu medžiaginius, sakykime, batus, tai jie žinoma peršlampa, o čia kadangi yra jau dabar liūčių sezonas, tai praktiškai kiekvieną dieną lyja, ypač po pietų. Dažniausiai, tai jeigu kažkur reikia išeiti ir aš užsimanau apsivilti kažką šviesesnio, viršutinėje dalyje, taip sakant, kažkokią palaidinę baltą ar šviesą šiaip, tai visą laiką apsiaunu šituos batus dėl patogumo ir dėl to, kad derinasi, žinoma, ir dėl to, kad jeigu lyja, tai neperšlampa kojos, bet žiauriai patogus batai, jeigu jų nesate dar išbandę, tai įsigykite ir be to, kadangi jie yra iš esmės unisex tipo, tiesa, prekės ženklas vadinasi Adok, tai kadangi jie yra unisex tipo, tai galima rasti ir mano dydžio, taip sakant, ar ne, nes čia su batais problema, tai žodžiu, pirkinukas, dovanėlė, taip pat Liepos mėnesį. Dabar perinsime prie siuntinukų. Ir pirmasis bus, jums pirmąjį parodysiu iš Lietuvos gautą siuntinuką. Nežinau, ar būsiu jau kėlus, ar įkelsiu vėliau jums apžvalgą šitų daiktų. Tai yra keletas aksesuarų, taip sakant, papuošalų, kuriuos daro mano buvusi grupiokė studijų laikų, taip sakant. Ir juos daro iš dervos ir iš stiklo. Ir man jinai padovanojo, atsiuntė, taip sakant, ar ne, užtruko šiek tiek tas siuntinukas. Atsiuntė šituos auskariukus, parodysiu vieną, bus paprasčiau, sidabriniai su tokia mėlyna akute, man labai patinka mėlyna spalva. Taip pat atsiuntė irgi žiedą, irgi su mėlyna akute, tik tai žiedo apvadas yra juodas. Ir dar gavau dovanų, dar vieną porą auskarų, irgi juodas apvadas, bet auskarai yra kitokie, šitie spėju, kad yra iš stiklo, žiauriai gražų, žiauriai gražiai spindi, tai žodžiu, pavadinkime, kad tai yra pirmasis siuntinukas, dovanėlė. Bet manau, pirmąją pirkinių dalį, gal jinai nebus labai ilga, bet aš ją pabaigsiu šiuo siuntinuku. Tai yra siuntinys, arba mano pirmasis pirkinys iš firmos House of Lashes. Spėju, kad turbūt ir į Lietuvą turėtų siųsti savo produktus. Šito siuntinio lauko kažkur apie 2,5 mėnesio, lygiai taip pat kaip kito, apie kurį pakalbėsiu kitoje dalyje. Tai pirmas kartais, kai aš išbandau, taip sakant, šitos firmos priklijuojamas blakstienas ar dirbtinės blakstienas, labai seniai norėjau išbandyti ir pasinaudojau progą, kad tą kartą, man atrodo, buvo nemokamas siuntimas, taupiau $6 Užtruko, žinoma, 2,5 mėnesio, beveik 3, bet, žodžiu, galiausiai gavau, nes už Jungtinių valstijų ribų neduoda bent jau siunčiamų, atsiprašau, produktų čia, kur aš gyvenu, neduoda to numeriuko, kad galima būtų sekti, tai jau galvojau, kad kažkur gal ir pasimėti, bet ačiū Dievui ne. Tai įsigijau klijus, taip sakant, priklijuoti toms blakstienoms, kurie būna šitoje dėžutėje. Taip pat įsigijau šitas blakstienas, tai yra pirmosios, kurias aš išbandžiau, 1 ar 2 kartus jau jas panaudojau, bet kol kas dar negaliu tokios labai nuomonės, pasidalinti savo nuomonę, sakykime, turiu panaudoti dažniau, daugiau, taip sakant, vienas esu įsikliavusi šiandien, tai gal kažkada irgi apžvalgą kokią filmuosiu. Šitas vadinasi Bohemian Princess, pasistengsiu irgi jums palikti gal nuotraukėlę, kad geriau matytųsi. Tos, kurias esu įsiklijavus šiandien, žiauriai gražios, iš tiesų beveik nesijaučia ant akių, vadinasi Tigress. Ir kitos brangesnės, šitos man atrodo $7. Šitos iš tokios kaip kitos serijos, turbūt Premium Lash vadinasi Collection, vadinasi Iconic, turbūt pačios dramatiškiausias, bent jau pakuotė, tai žiauriai gražiai atrodo.
Ir pačios dramatiškiausios iš mano turimų ir bandytų blakstienų, nežinau. Matau, kad ta juostelė yra ganėtinai stora, tai pasižiūrėsim, kaip man seksis jas prisiklijuoti ir kaip man seksis jas nešioti, bet žodžiu. Kažkada aš jas vis tiek turiu išbandyti, tai kai išbandysiu, sakau, gal šiaip kokiame nors favoritų video pasidalinsiu savo nuomonę, arba jums nufilmuosiu atskirą apžvalgą, būtent susijusią su šitomis blakstienomis. Tai tiek, iki čia pirmoji Liepos mėnesio pirkinių siuntinių, taip sakant, video dalis. Tikiuosi nepyksite, kad dalinu vėlgi į 2 dalis, bet sakau, turiu dar 3 siuntinukus, tai geriau, taip sakant, padalinsiu į 2 dalis ir ramiai jums parodysiu kitoje dalyje, kad ir net jeigu jinai truks 6 minutės, geriau padalysiu į 2 dalis, taip sakant. Ir, žodžiu, jeigu esate kažką įsigiję, kažką panašaus išbandę iš tų produktų, nepanašaus, tuos produktus, mano rodytus esate jau išbandę, tai rašykite komentaruose, pavyzdžiui, blakstienas, jeigu esate išbandę ar panašiai, tai rašykite komentaruose ir būtinai laukite antrosios pirkinių dalies. Aš dabar jums siunčiu daug bučkių, rūpinkite savimi ir pasimatysime kitame video. Iki!